Gerbiamieji ir gerbiamos. Ponai, ponios ir panelės. Dėmesio, dėmesio. Visų pagrindinių pasaulio žiniasklaidų kameros šiuo metu nukreiptos į Ramygalą. Į miestą, kuriame sukryžiuotos dešimtys ragų, kanopų ir stenių. Todėl su didžiausiu džiaugsmu ir atsakomybė skelbiame Pirmąjį tarptautinį grožio ir talentų konkursą Miss Ožka 2010. 3, 2, 1. Jungiame transliaciją. Valio! Eik, draugai, eik, pasirodysim, kokios mes gražios. Dėmesio, dėmesio. Pirmą kartą pasaulio istorijoje pradedamas tarptautinis konkursas Miss Ožka 2010. Šimtai Lietuvos gražuolių jau puošiasi, dailina ragus, lakuoja nagus, kedena barzdeles. Grožio konkursui ruošiasi. Mažiausiai karūną tikrai uždėsim ir labai daug aplodismentų, labai bus daug geros nuotaikos ir emocijų šitai visai ožkeliai ir žiūrovams. Kiekvieną pretendentę į grožio karūną atidžiai apžiūri ir vertina kompetentinga komisija. Patyrę ožkų grožio specialistai, renginio organizatorius ir vedėjas Domas Petrauskas ir Ramygalos seniūnas Valdas Kirvas. Paplokime! Visi labai nori, visi registruojasi, visi tas ožkeles šukuoja, gražina ir visi jau labai ruošiasi. Ožkos kruopščiai išmatuojamos, svarbus kiekvienas centimetras, ūgis, kojų ilgis, liemens, krūtinės apimtis, seksualumas, tai yra tešmens dydis. Krūtinės apimtis 96 cm. Liemuo 1 metras 27 cm. Klubai 1,9 m. Visos užsispyrėlės varžosi dėl pagrindinio prizo – Miss Ožkos karūnos. Tačiau ji tik viena, o ožkų daug, tad dar 6 mekenančios gražuolės gaus nemažiau garbingus apdovanojimus. Labai daug yra nominacijų, ir Miss Foto, ir Miss Elegancija, ir Miss Publika, ir Miss Talentas, ir aišku pati pačiausia Miss Ožka 2010. Kiekvienas ožką į grožio konkursą atitempęs šeimininkas įsitikinęs, kad būtent jo ožkelė verta, jeigu nenugalėtojos karūnos, tai bent jau Miss Elegancijos ar Miss Publikos titulo. Didysis mūšis prasideda. Dėmesio, pirmoji rungtis, nominacija Miss Foto. Štai viena iš kandidačių, ponai ir ponios, pasitikite ožką klipsę. Miss Foto, kaip gyva, matai, kokie supranti, prašau, yra supranti auskariuką, yra barzdelė, yra supranti marga, trys spalvos, balta, juoda ir ruda biški yra. Ir yra supranti, jinai tokia gracinga, aukšta koja, ilga kaip balerina. Ragų neturi, kojos plaukuotos, išskirtinė ožka, galėtų būti Miss Foto. Miss Foto. Toliau, mėly žiūrovai, ožkos varžosi dėl titulo Miss Talentas. Štai, Mažė, ji viena iš realiausių pretendenčių į šį pirmą kartą pasaulyje skiriamą titulą. Mat ožka Mažė puikuojasi unikaliais gebėjimais. Kuo talentinga, ji moka kalbėti, su manim visada susikalba. Aš jos paklausyt, man atsako. Visada. Nu, paklauskit, ko nori. Mažė, ką nori? Ar nori žolytės? Ar nori? Nori, žinoma. O dabar, gerbimieji, nominacija Miss Charakteris. Į šį titulą taikosi bene daugiausiai grožio konkurso dalyvių. Išrinkti vieną pretendentę į šį titulą bus labai sudėtinga. Mat visos dalyvės baisiai aikštingos ir viena už kitą labiau užsispyrusios. Tai ką reikia daryti, kai užsispyria? Kaklaraištį vieną įdėjimą specialiai. Traukiam, buksuojam, viet gali. Kas labiau užsispyrusi, ožka ar moteris? Ką, sunku pasakyti, kaip kuri. Mūsų aikštingoji tetulytė, kuri pasižymi savo tvirtų charakterių, ūmių būdų, bet pažiūrėkit, koks jos grožis ir kokia elegancija. Tai galbūt mes praeinam ir paskui jau su mėru bandom protokoluoti. O. Pats didžiausias kandidačių į karūną išbandymas tai pasivaikščiojimas podiumu. Daugumai šio konkurso dalyvių tai daryti tenka pirmą kartą, tačiau sukaupusios visą savo žavesį, ožkelės bando grakščiai dėlioti visas 4 savo kojeles ant raudono, žalio kilimo. Visai nebloga. Ragai lenkti,
Aha, truputį kažkas tai pabrodė. Smailokį. Smailokį. Tešmenis kokie. Tešmo neblogas, tešmo neblogas. O pažiūrėkit, kokios kojos. Tokios truputį atrodo liktai apžėlė, paskui jos jau kažkiek tai buvo manikiūros. Gal skutasi? Skutasi, jau greičiausiai jos. Tikriausiai kažkiek. Greičiausiai skutasi. Štai numeris 4. Ožka vardu Murzė. Ši gražuolė podiumų žingsniuoti išdryso tik su visa palaikymo grupe. Moku iššokt, moku į... Ir moka dainuot? Dainuoda nemoku, bet jau pradės, man atrodo, greit. Miss Talentas labai stipri varžovė. Taip. Mūsų pagrindiniam konkursui Murzė. Ojojoj. Ir grakšti, ir matos intelektuali, bet pakol kas dar sunkiai adaptuojasi aplinkoje. Na, o čia dabar kas? Kažkokia gremėzdiškai keista ožka? Vaja, betgi tai ne ožka. Tarp kojų tabaluoja visai ne tešmuo. Čia visas ožys. Tikriausias. Jums nebaugu? Man tai truputį nedrasu, mes čia apsaugos nepasisamdėm. Čia jau rimtas kandidatas. Kivavėti, ne? Komisija sutriko, juk konkursas misterio titulas nenumatytas, tačiau ožio Stepano šeimininkas neatlyžta. Ožys vertas grožio konkurso ir gana. Nusipelnė. Mat pasirodo dauguma Ramygalos ožkelių ir pretendenčių į karūną Stepano darbo vaisiai. Tik jo dėka ožkelės tokios gražios. Va, tikros manekenės. Nagi toks... Kartais jis supyksta, bet jis ir geras. Daug simpatijų turi. Labai negali įsirinkti. Toks pasilaidėlis, toks... Pasileidęs? Pasilaidęs. Įvertinusi visus Stepano nuopelnus Ramygalos ožkų populiacijai, komisija nusprendžia leisti ir jam žygiuoti podiumu. Pabandom pereiti kultūringai per podiumą. Stefanas. Ožys pasižymi intelektualiosios minties išraiškos grakštumu. Matos, toks paslaptingas, toks kultūringas ir pakankamai aikštingas. Kultūringas ožys Stefanas ir kitos pusfinalio nugalėtojos ruošiasi respublikiniam konkursui Miss Ožka 2010. Dėmesio viso pasaulio ožkos. Didysis Miss Ožka 2010 vyks Liepos 5 dieną Ramygaloje.